Kai vaikystėje visi vaikai svajojame tapti policininkais, profesoriais ar prezidentais, Genetalijus Manpuva siekė šito unikalesnio. Jis norėjo tapti rašytoju, norėjo kurti Lietuvos visuomeniai ir būti suprastas. Sveiki, šiandien mūsų motyvacijų pilnoje laidoje filmuosime vieną rašytojų norintį tapti žmogų. Ir trumpai apie jo gyvenimą, jis pats. Kada pirmą kartą susidūrėt su knygų pasauliu? Taip, kaip dabar pamenu, kad į knygų pasaulį įžengė būdamas 7 metų amžiaus. Mano mano senelis buvo bibliotekininkas ir atnešdavo gausybę nurašytų knygų. Kaip būtų gaila, visas jas tekdavo sukrenti, nes žiemos buvo šaltos, o tėvas ir taip sėdėjo 2 metus už malkų vogimą. Ar galite pasakyti savo tolimesnį kelią link šios svajonės? Būdamas 11 klasėje supratau 3 esminius dalykus, kuriuos reikėjo man įvykdyti, kad tapčiau geru rašytoju. Visų pirma, turėjau vykti gerą mokslą, išvažiuoti į kelionę pasisemti įkvėpimo, bei išmokti skaityti. Ar Genetalijui pavyko įgyti išsilavinimą ir išmokti skaityti? Sunku pasakyti. Tačiau faktas, kad jis buvo kelionė, yra realus. Jį nustebino netikėta kelionė į Kuršėnus, kurioje jis pasisėmė labai daug patirties, įskiepijo pasitikėjimą savimi ir pradėjo antrą savo kūrybos etapą, kuris buvo produktyviausias per visą jo kaip rašytojo raidą. Mano kūrybinis triūsas buvo vainikuotas prieš metus išleista knyga, prie kurios sėdėjau 3 metus. Štai. Bet čiagi ne jūsų knyga. Ne mano knyga. Štai iškirsim. Studijų metais mane bandė išjuokti dėl mano svajonės tapti rašytoju. Sakė, tu nesugebėsi, tu negali. Bet netgi aš, tikėdamas tą svajonę, pasiūliau grupiokų Giedriui susilažinti iš krūminio danties, kad aš išgarsėsiu. Vienas iš mano svajonės motivatorių buvo mano tėvas, kuris nuolat mane skatino kurti ir nesustoti. Ko nori, gaba, blėt, eik tu makui! Visiems siekiantiems savo tikslo aš palinkėčiau nesustoti, eiti toliau, nevartoti pigių narkotikų ir rinktis švelnų tolesnį pokalbį. Kaip žinote, mano istorijoje visi man sakė, kad mane pasiseks, man nepavyks. Manim abejojo praktiškai visi. Ir aišku, jie buvo teisūs. Visi žinome, kaip sunku yra siekti savo svajonių. Genetalijus tai supranta lygiai taip pat, tačiau jis vis dar tiki, kad jo valanda išauš. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir tikimės, kad jūs ne paskutinį kartą stebite mūsų laidą. Viso gero.